Yra, kaip ir sakiau, pasikeitimų, yra žaidėjų, kurie pirmą kartą pradeda rungtynės startinėje sudėtyje, bet apie viską iš eilės. Čia greičiausia matysime arba perdavimą į baudos aikštelę, arba galbūt bandymą sužaisti. Taip ir yra, smūgis į vartus ir kamuolys skrieja virš vartų. Smūgis, nesigavo smūgis Mačiopiai Čioloj, po to bandė, gavosi tarsi perdavimas, pabandė ir komandos draugas, bet kažko pavojingesnio nepavyko nuveikti, o čia įvartis į kitus vartus. Įvartis į kitus vartus, ir džiaugiasi. Džiaugiasi Vilius Piliukaitis. Štai taip, praktiškai, nesakyčiau pirmas, antras nubėgimas link Vilniaus Žalgirio vartų ir didelis klausimas, ką veikia Žalgirio gynėjai. Vilius Piliukaitis iššoko, galbūt ten, žiūrim situacijas, Deitono Vinsko į kairę, Čiolas. Praleistas kamuolys, gera situacija ir dar kartą liečia kamuolį Marius Paukštė, bet ir šiaip tiesiai virš vartininko, netgi jeigu nebūtų lietęs kamuolio neišnaudota. Kampinis. Šetkus. Prarastas kamuolys, o prarastas kamuolys reiškia Džiugo kontrataką. 4 prieš 3. Ananė, dešiniuoju kraštu, perdavimas, barbus smūgis, vartininkas, Olcesas gelbsti vartus, ir Džiugas susikūrė antrą gerą progą. Ir štai, oi, kaip gražiai žaidžia Ananė, galima žaisti toliau, Davidas Ananė, baudos aikštelės, smūgis ir kamuolys greta Virpsto palieka aikštę. Džiugas ką tik turėjo po ilgesnės pertraukos dar vieną progą. Dabar, nuošalės nėra, Tavarišas prie baudos aikštelės. Užsikirtimas, pavojinga situacija, rezultatas 1-1. Mačiopiai Čiolas. Mačiopas Čiolas siunčia kamuolį į vartus. Ir tuo metu, kai dabartiniai turnyro lentelės lyderiai renka pergalės, Giedrius Matulevičius. Čia buvo galimybė. Tarsi užmigdė. Nemanė Michailovičius, 71 numeris. Ir atrodo, šis keitimas yra vienintelis šios dienos rungtynėse. Antrajame kėlinyje tų pavojingų momentų mažiau, bet karts nuo karto įtampa prie baudos aikštelės, tai vienos, tai kitos kyla. Dabar gal Urbys gali pramušti Simonas Sienelė, Simonas Urbys ir Olcesas. Ananė daug energijos, daug jėgų atidavė ir pirmame kėlinyje, ir antro pradžioje. Pastaruoju metu atrodė jau šiek tiek ir pavargęs, taip kad tas keitimas per daug nieko nenustebino. O Joris Mutaši, štai koks perdavimas, stažu nerekomenduotų. Denas Traikovskis, perdavimas, Mutaši, smūgis iš oro ir kiek nedaug trūko. Ir turbūt šis epizodas lems, kaip baigsis rungtynės. Paukštė nerizikuoja. Kumščiuoja kamuolį už vartų, bet laiko Kampiniui jau nėra. Rodo Joris Mutaši, kad dar norėtų pakelti Kampinį, bet praėjo jau daugiau nei 3 pridėto laiko minutės ir